noriu parodyti mūsų treniruočių salę, kurioje yra, sakyčiau, turbūt šiuo metu patys geriausi renginiai, kokie tik tai gali būti. Jo, rimtas pareiškimas. Viskas skaitmenoj. Nuo bėgtakių, dviračių, svarmenų. Turim ir labai rimtus įrenginius, kurie užima nedaug vietos, bet turi beprotiškai daug funkcionalumo ir galimybių. Tai yra labai svarbu dažnu atveju krepšininkams atsistatant po traumų ir po truputį įeinėjant į savo ritmą. Dėl to nereikia kaitalioti blynų, svorių permetinėti, viskas darosi automatizuotai. Ekranėlėje pats nusistatai svorį, kokį nori stumti kojom, kaip pavyzdys. Gali nuo 10 kg užsidėti iki 100, jeigu tu pageidauji. Ir jokių svarmenų, jokios vietos gadinimo nebereikia su tais vadinamais geležiniais blynais. Tai tokių renginių turim ne vieną, matote, irgi lygiai tas pats. Wow! Tikrai. Atrodytų vienos staklės, bet tu iškart matai, kiek daug įvairiausių dalykų tu su jom gali padaryti. Jo, tai mūsų fizinio rengimo treneris jau čia buvo, tai tikrai labai džiaugiasi dėl to, kad ir kaip bebūtų, bet kokiu atveju sporte traumingumas yra dažnas reiškinys, traumos yra sporto gyvenimo dalis, nuo jų nepabėgsi. Tai labai svarbu suteikti ir tokią infrastruktūrą ir tokias galimybės, kad krepšininkai kuo greičiau galėtų atsistatinėti po traumų. Tai net nebejoju, kad traumų prevencija pas mus bus didesnė, vadinkime, ir turėsim didesnės galimybės, tiek atsistatymas po traumų bus greitesnis. Dėl to, kad viskas bus vienoje vietoje. Aišku, tai yra nauja infrastruktūra, po truputį, kai mes ją įveiklinsim ir pradėsim gyventi, visko dar atsiras. TV, tam tikras mūsų brandingas, komandos istorija, vizualika. Bet mes norim išgyventi, ne iškart susiklijuoti viską ir susidėti, nes negali žinoti dar kokia elgsena būna.